pagalvoju, reikia padangas pakeisti ir tuo pačiu jau užsidėsiu Click Valve. Tai yra naujiena, iš esmės dviračių pasaulyje tai yra naujiena, dėl to, kad štai toks dalykėlis, kuris pakeičia mums Presta ventilį. O Presta ventilis atrodo štai taip. Tai yra kameros pripūtimo ventilis dviratinio tipo, Presta vadinasi. Čia bus Click Valve švalbė, bet čia gal ne švalbė, SKS irgi ten neaišku bendradarbiauja, kaip jie. Principas veikimo panašus, tik nėra to galiuko, kurį reikia nusukinėti, prisukinėti, linksta, lūžta, o padarytas toksai kaip automobilinio ventiliaus principas ir tinka be kameriniam ir kameriniam sistemom, o jeigu kameriniam, tai turi būti kamera su žymėjimu RVC arba būna be žymėjimo, bet išsisuka šita dalis. Ne visos kameros tikrai turi tokią funkciją, kai kuriuom neišsisuka. Kodėl aš taip darau? Pakeitus ventilį į Click Valve bus daug paprasčiau prisipūsti, nereikės ten atsukinėti, prisukinėti, užsukinėti. Tiesiog yra pompos adapteris, jisai užsifiksuoja ir pučiam. Ir jeigu reikia, pavyzdžiui, ne vieną ratą pripūs 2, 3 šeimos dviračiai, jeigu visi su tokiais ventiliukais, tu tiesiog paukšt, pripūtei, paukšt, nuimi, viskas. Jokių bėdų, jokių sukiojimų. Tie sukiojimai kartais būna, tas galiukas sulinksta, blogai atsisukinėja, reikia replės iš kažkur išsitraukti, kad pačiupti jį. Vienos bėdos, realiai vienos bėdos. Galima šito dalyko ir nenaudoti. Pūsti su paprastu antgaliu, tai yra Presta galu, tiesiog mes naudosim taip pat klasikinį variantą ir viskas sėkmingai prisipūs. Ar yra minusų? Žinoma, kad yra. Adapterį naudojam čia į vietą automobilinio, tai vadinasi, jį turint galima naudoti automobilinę pompą. Paukšt, paukšt, paprasta. O minusas šitos sistemos yra sekantis. Visi manometrai, kurie matuoja padangos slėgį, uždedami elektroniniai, tokie, kur užsimaukšlina ir patikrini. Jie neveiks, nes tai jiems yra nepritaikyta. Gal tik porą gamintojų yra, kurie sugebės nuskaityti šitą dalyką. Nes tam, kad jisai suveiktų, turi būti paspausta ta vidinė širdelė. Kai pompuojam su pompa, tai su šituo angaliu ta širdelė pasispaudžia. Štai ten matom, yra toks galiukas ir puikiai viską rodo. Tai tai vienintelis minusas, kad su slėgio matuoklė, manometru, tas, kuris uždedamas, jisai jums neparodys tuo momentu slėgio. Bet pompa tai rodys tvarkingai. Kamera. Išsukau širdelę, originalią, Presta. Tam reikalui yra skirtas štai toks mažas įrankis. Ir atgal mūsų nauja. Taip. Užveržiam. Krita. Oi. Taip. Kaži, kiek čia verš nereikia, įrankis plastikinis, tiesiog atsirėmė ir gana, kad neatsisukinėtų iš rankos. Taip, be antgaliuko. Ir dar privalumas, kad pripučiant
nieks neleidžia, nes nepasispaudžia savaime tas galas, nereikia jį susukti ir bandant ten sumontuoti. Pavailau nuo smėlio čia šiokio tokio jūros, konkrečiai šito rato jūros smėlis į vidų patekęs. Prapučiu. Taip. Užrašai ties ventilium tik dėl estetinių priežasčių, jokių kitų. Ir montuojam, uždedam, taip, kur čia ta. Nepamirštam, kad padangos būna kryptinės, sumontuojam teisingą kryptimi, labai dažnai supainiojamos kryptis. Tai yra mano dukros vežimo ratas, kadangi vežimas turi ratus su išvirtimu, tai tas išvirtimas padaro štai tokį efektą, tai yra viena pusė labiau nusidrožia ir tai dabar taip ir atsitiko, tai apkeičiu pusėmis nuo vieno rato ant kito rato padangą arba tiesiog nuėmus apverti ir tada tą ratą montuoju iš kitos pusės ir dabar jau drošim šitą dalį.